Projekto Moment iniciatoriai Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas jau beveik 3 metus kuria ir siekia taikyti šiuolaikinius upių baseinų valdymo metodus ir aktyviai bando sumažinti paviršinių bei priekrantės vandenų taršą Pietų Baltijos regione. Lietuvoje projektas apima Akmenos Danės upės baseiną. Specialistai čia išskiria 2 didžiausius taršos šaltinius – tai Kretingos ir Klaipėdos miestai. Danės Akmenos upės baseinas didžiąją dalį užima Kretingos rajonas. Kretingos rajonas tai beveik 70%, 67% yra šito baseino Kretingos rajone, bet pagal gyventojų skaičių vis dėlto Klaipėda. Pačioj Kretingoje yra 23 išleistuvai ir paviršinė tarša, aišku, sudaro, vadinkim, didžiąją dalį, nes vis dėlto nuotekos, buitinės nuotekos yra tvarkomos valymo įrenginiuose ir yra pasiekiami atitinkami parametrai išvalomi. Šiai dienai ant išleistuvų visų 23 yra, vadinkime, 10% naftos gaudyklės, o kiti tiesiog yra atvirai išleidžiami į upės baseiną. Įgyvendinant projektą Moment buvo parengta Akmenos Danės upės baseino paviršinių vandens telkinių taršos sumažinimo priemonių programa. Taip pat Kretingos miesto paviršinių nuotekų tinklų plėtros specialiojo plano projektas. Plane pagrindinai dabar numatyta mieste esančių nuotekų, tų visų taršių teritorijų, prijungimas prie jau esamų tinklų, praktiškai naujų išleistuvų nebeplanuojama, bet senų rekonstrukcija specialiajame plane ir nuotekų valyklos, ta prasme lietaus nuotekų valymo įrenginiai, kad jau tikrai iš tų visų taršesnių teritorijų, kur yra šiek tiek pramonė, šiek tiek daugiau automobilių, kad nuotekos jau būtų valomos. Įgyvendinant šį projektą, bendrovė Kretingos vandenys turės galimybę įrengti 2 modernius paviršinių nuotekų valymo įrenginius, kurie turėtų pradėti veikti jau kitąmet. Būtent šitam Moment projekte ir yra šitie sprendiniai priimti, tai būtent labai malonu, kad gavom finansavimą lietaus nuotekų tvarkymo specialiajam planui parengti. Ir dabar planas yra rengiamas ir tie sprendiniai bus inovatyvūs tikrai. Ir pagal švedų pavyzdį bus padaryti šitie valymo įrenginiai. Ir tikimės šito projekto užbaigimas yra birželio mėnesio. Bus vienas bus nuo pramoninės teritorijos, bus gan tipinis gamyklinis renginys pastatytas, kuris valys, tai bus naftos produktų atskirtuvas ir suspenduotas medžiagas valys tas renginys, o kitas bus tai jau labiau toks natūralus metodas, šlapžemė vadinama. Tai bus padaryta tokia kaip pusiau pelkė su natūraliais augalais ir toks jau, sakykime, labai senas, bet naujai atrastas lietaus nuotekų valymo metodas. Minėtas natūralus nuotekų valymo metodas įrengiant šlapžemę Lietuvoje kol kas neturi analogų, tačiau plačiai taikomas Skandinavijos šalyse. Šlapžemė tai yra pelkė, paprasčiausiai užtveriama teritorija, tenais sustabdomas lietaus srautas. Toj vietoje ir natūralūs augalai, mikroorganizmai, gyvūnai valo tos naftos produktus. Iš tikrųjų, Lietuvoje tai, man atrodo, bus pirmas, kažkur yra druskininkuose natūraliai susidariusi šlapžemė, bet šiaip čia yra ta patirtis tokia iš Skandinavijos šalių, kadangi tas Moment projektas dabar vyksta, tai iš tenais tokios idėjos ir parvežamas yra, kur grįžtama į tą prie natūralių valymo būdų. Specialistai sako, jog toks iš pirmo žvilgsnio paprastas nuotekų valymo mechanizmas yra pakankamai efektyvus. Tai iki normų tai garantuoja išvalymą, bet kokiu atveju. Juk viskas gamtoj, bet ką išleidus į gamtą, jinai, savo turi tokį potencialą, kad viską suskaido. Tik tai reikia taip jūs pritaikyti, sutvarkyti, kad numatyti teritorijas, plotus ir mes galim tą padaryti drąsiai, kad iki normų, iki upelio, iki Lašišinės upės galima išleisti nuotekas išvalyti. Nuo 2009 metų įgyvendinamų projektų Moment siekiama pagerinti vandens išteklių valdymą vietinėme ir regioninėme lygiuose. Klaipėdos apskrityje įkurta ir veikia Akmenos Danės upės vandens naudotojų bendrija, pirmoji tokia Lietuvoje, vienijanti aktyvius regiono gyventojus.